Labas vakaras visiems. Kaip mane girdit? Nuo 1 iki 10 parašykite. Gerai, matau, kad 10 įsivertinot. Labai puiku. Ir pradedam tiesiog šiandienos temą. Sangara jauninamoji sistema su peptidais. Pakankamai tokia sudėtinga tema. Mes dar beveik niekas nebandė sangaros. Dabar apie sangara produktus. Labai daug girdėjau gerų atsiliepimų iš draugų Rusijoje. Ir sakė, kad nieko panašaus nėra matę ir kaip veikia kosmetika. Labai efektyvi ir iš tiesų labai greitai matosi rezultatas. Dabar šiuo metu Lietuvoje yra praktiškai viskas iš to, apie ką šiandien kalbėsiu. Ir todėl šiandien paklausius prezentacijos, išsiaiškinus, kam ko reikia, kam nuo kokios linijos reikia pradėti, mes galėsime jau pradėti patys bandyti tą kosmetiką, sulaukti pirmuosius rezultatus ir tuomet jau galėsime ne tik informaciją teikti, bet ir parodyti, pasidalinti savo įspūdžiais. Tai kas yra peptidai? Peptidinė kosmetika yra šiuo metu, galima pasakyti, visiškai naujos kartos kosmetika, 21 amžiaus kosmetika. Ir peptidai tai yra natūralūs žmogaus organizmo bioreguliatoriai. Jos yra labai smulkios ir visi žmogaus organai ir audiniai sudaryti iš tų peptidų junginių. Ir kiekvienas peptidas turi savo paskirtį. Jie reguliuoja labai daugelį organizmo procesų ir taip pat, kas mums yra labai svarbu, dalyvauja ląstelių regeneracijos procesuose. Sangaros sistemos pagrindas tai yra tarybinio mokslo pasiekimai, slapti uždarų institutų ir laboratorijų tyrimai, kurie buvo sukurti pagal valstybinį specialų užsakymą tuometiniam partijos elitui. Ir dar visai nesenai peptidus galėjo vartoti tik išrinktieji. Paminėsiu tik keletą pavardžių. Mokslininkai, kurie yra efektyvios jauninamosios sistemos ideologai. Jurijus Kalininas. Jisai turi labai daug regalijų. Jeigu juos išvardinti arba surašyti, tai neužtektų 2 A4 formato lapo. Per 5 metus Jurijus Kalininas sukūrė atskirą pramonės šaką iš 150 įvairių institutų ir laboratorijų. Šis projektas atsiejo milžinišką sumą pinigų tam, kad sukurti tokią didžiulę molekulinės biologijos, mikrobiologijos, genų inžinerijos šaką, buvo išleistos didžiulės lėšos, kurios lygios, pagalvokite, JAV metiniam biudžetui. Ir po to, kada TSR subyrėjo, įvyko didžiulis šių mokslo sričių šuolis įvairiuose šalyse, nes labai daug sovietinių mokslininkų išvyko ir pradėjo dirbti užsienyje. Ir dabar mes galime naudojame brangų tų laikų išradimą. Kitas žmogus, mokslininkas, Mesajedovas, šiuo metu yra sukurta pasaulyje 46 peptidai ir 15 iš jų sukūrė Mesajedovas. Sangaros partneriai yra labai žinomi gamintojai, mokslininkai Andrejus Simbircevas ir Michailas Avčinikovas. Čia nėra jo nuotraukos, nes Kuznecova pasakoja, kad principingai tas žmogus nenori fotografuotis, todėl jo nuotraukos nėra mūsų šioje skaidrėje. Ir
labai yra svarbu žinoti, kad Singara naudoja savo produktuose pačius gryniausius peptidus, o tai yra labai brangus malonumas. Kaip pavyzdį galiu pateikti, pavyzdžiui, nevalyto insulino gramas kainuoja 2 eurai, o išvalyto 200 eurų už 1 gramą. Kaip sakiau, kad peptidai tai tikra revoliucija kosmetologijoje. Tai nėra kova su senėjimu, tai yra vidinių jauninamųjų mechanizmų paleidimas. Kodėlgi mes senstame? Viena iš pagrindinių senėjimo teorijų, kad su amžiumi ląstelės pradeda skursti. Tai užprogramuota genetiškai. Supanti aplinka taip pat sendina odą, bet to beveik neįmanoma pakeisti. Bet mes galime naudoti šiuolaikišką kosmetologiją, kuri stabdo senėjimą. Ir dabar priėjom prie tokios skaidrės, kuri yra, galiu pasakyti, kertinė, supratinė Singaros produkto efektyvumo. Kaip veikia produktas Singaros. Senti žmogui yra fiziologiška. Mūsų organizmas šiaip nereaguoja į odos senėjimą, nes jis jau įvykdė dauginimosi funkciją ir imunitetui ir tai pakanka rūpesčio. Oda sensta ir tai nesustabdomas procesas. Ir į odą organizmas reaguoja tik 2 atvejais – į skausmo pojūtį ir į odos pažeidimus. Ir būtent šį principą naudoja mezoterapija. Jo esmė yra odos badyme. Jūs žinot, kada daro mezoterapinę procedūrą, oda praduriama maždaug 200 kartų. Aišku, šiuolaikinė mezoterapija, tai tuo metu dar įvedamos tam tikros medžiagos į giluminius odos sluoksnius. Ir kalbama, kad šis metodas egzistuoja labai senai, kad dar pati Nefertitė badė savo odą auksinėmis adatėlėmis, kad sukeltų odos regeneraciją. Ir dabar klausykit, adatos durys dirgina receptorius ir organizmas siunčia į tą vietą pagalbą. Kas tai yra receptorius? Receptorius toks sudėtingas baltyminis vienetas, kuris tarsi įmontuotas į ląstelės membraną. Jisai yra kaip įėjimo vartai, per kuriuos informacinis signalas paverčiamas fiziologiniu procesu. Tai reiškia, kada oda badama adata, veikiami receptoriai ir tada organizmas reaguoja. Tarsi oda prašytų pagalbos ir siunčiamos į tą vietą įvairios medžiagos, kad padėti odai atsistatyti, jinai regeneruojasi. O peptidai veikia labai panašiai, bet be dūrių ir skausmo. Peptidai atlieka signalinį vaidmenį. Jie liktai perkeltina prasme atsisėda ant receptoriaus ir pradeda šaukti. Čia pažeidimai, čia yra problemų, jas reikia spręsti. Tai vidinių jauninimo procesų stimuliacija, kai receptorius veikia reguliuojantis peptidai. Tai va čia yra vienas iš tokių pagrindinių supratimo momentų, jeigu kalbam apie Singaros kosmetiką. Ir Singaros kosmetikoje išskiriamos 3 pakopos. Ir kiekviena pakopa paleidžia ir palaiko savo mechanizmus. Ir kiekvienas peptidas turi savo paskirtį. Ir labai svarbu, kad prie to poveikio
nepriprantama. Sengaros kosmetikoje, kaip sakiau, jau yra 3 pakopos. Ir kiekviena pakopa turi savo peptidus, nes vėliau smulkiau pakalbėsime apie kiekvieną iš jų. Dabar apie pirmą pakopą. Tai yra aktyviausia iš visų pakopų ir jos tikslas yra odos stangrinimas. Šią pakopą įeina 2 peptidai. Vienas peptidas, jisai taip ir vadinasi, peptidas 18. Labai jo svarbus vaidmuo. Jisai suaktyvina savų kamieninių ląstelių dalijimąsi, taip atkurdamas normalią ląstelių sudėtį. Ir kaip aš sakiau, toje vietoje, kur patenka kremas, peptidas 18 lyg nusėda ant receptoriaus ir siunčia signalus savo kamieniniam ląstelėm, kad čia būtina pagalba. Čia yra senstančios ląstelės. Ir atsakydamos, kamieninės ląstelės siunčia informacinių molekulių srautą. Tokiu būdu oda atsinaujina natūraliai, pasinaudodama beribiais organizmo rezervais. Kitas peptidas 171, kuris dvigubai sustiprina kapiliarinę kraujotaką. Ir labai svarbu, kad tas peptidas dar ne tik suaktyvina kraujotaką, bet labai mažina paburkimus. Tai pirmą pakopą mes galime vadinti superliftingas. Tai kas tai yra liftingas? Tai yra odos stangrinimas. Tai lyg būtų jos odos tempimas. Bet dabar įsivaizduokit, jeigu mes kažką tai sauso tempiam, pavyzdžiui, popierį mes niekaip negalim ištempti, todėl kad jisai sausas. Lygiai taip pat tas pats vyksta ir su oda. Jeigu oda neelastinga, jeigu joje trūksta drėgmės, jos absoliučiai tada negalima naudoti šios pakopos. Ir šitos pakopos kremas, jisai labiausiai primena mezoterapijos procedūrą. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį, kad negalima naudoti po cheminio odos šveitimo ir agresyvių kosmetologinių procedūrų. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, naudojant tą pakopą, o pakopa susideda iš vieno universalaus kremo, yra dar kremas aplink akis, bet šiuo metu jo nėra išvis nei pas mus, nei Rusijoje, todėl kad dabar keičia įpakavimą ir tiesiog nėra to kremo aplink akis. Būtina naudoti pirmą pakopą superliftingą kartu su geliu Aqualise. Aš vėliau apie tą priemonę jums papasakosiu. Ir tą priemonę, tą kremą rekomenduojama naudoti tiem žmonėm, kurių yra riebi oda, išsiplėtusios poros, nes tas kremas labai efektyviai sumažina poras. Bet net jeigu mes turime riebų veidą, neprobleminę odą, būtina naudoti su geliu Aqualise. Pradžioje tepame odą geliu ir maždaug po 15 minučių naudojame universalų kremą iš pirmos pakopos. Antra pakopa. Antra pakopa labai tokia įdomi, jinai yra kaip ir toks, kaip Kuznecova įvertina tą pakopą kaip sustiprinimas pirmos ir trečios pakopos. Ir jos tikslas poodinės matricos modeliavimas ir odos imuniteto stiprinimas. Šitoje pakopoje
padeda mums atjauninti odą peptidai 173 ir 176. Labai efektyviai gerina kraujotaką, o jūs žinot, kad jeigu periferinė kraujotaka suaktyvinti, jinai atneša labai daug deguonies ir maistinių medžiagų. Ir dar vienas peptidas yra šioje linijoje, tai peptidas G8. Tai yra labai stiprus imunomoduliatorius, nes senstančiai odai būtina palaikyti vietinį imunitetą, nes jisai padeda ląsteliai atsinaujinti. Ir būtent viena iš imuninės sistemos paskirčių tai užtikrinti normalų ląstelių dalijimąsi. Ir kraujo ir odos būklė tiesiogiai priklauso nuo imuniteto būklės. Ir peptidas G8, jisai labai efektyviai padeda formuotis naujai odos matricai, tai yra naujam kolagenui ir, kas yra labai svarbu, tarpląsteliniai medžiagai hialurono rūgštis formuojasi. Dabar mes matome paveikslėlyje dieninį, naktinį ir kremą aplink akis. Aš labai trumpai apibūdinsiu tos kremus. Tiesiog, kaip sakiau, ta medžiaga bus jums, kad jūs tiesiog galėtume dar pasižiūrėti ir pasikartoti ir įsigilinti į kremo sudėtį ir kaip jos veikia. Į ką reikėtų atkreipti? Labai svarbu, kad negalima naudoti nei pirmos pakopos, nei antros pakopos po cheminio odos šveitimo ir agresyvių kosmetologinių veido procedūrų. Ir galima naudoti ir pirmą, ir antrą pakopą nuo 25 metų. Kada mes panaudojame arba pirmą, arba antrą pakopą, galima pereiti prie putų konsistencijos kremo Revital. Mes dar irgi apie jį vėliau truputėlį pašnekėsime. Ir vėlgi, antros pakopos kremus būtina naudoti su geliu Aqualiz. O dabar mes matome naktinį kremą, irgi tie patys visi reikalavimai, kaip sakiau, nenaudoti po cheminio odos šveitimo, tai yra naktinis kremas, kuriame tikrai labai gausu įvairių medžiagų, kurios padeda ląsteliam ir atsinaujinti, ir natūraliai oda drėkinama, ir labai pastebimai mažina mimikos raukšlės ir kaktoje, ir aplink burną. Ir antroje pakopoje yra paakių kremas, kuris labai efektyviai šviesina patamsėjusius paakius. Tarp kitko, labai tokia įdomi rekomendacija Kuznecovos, kad ir pirmos pakopos paakių kremą, dar kurio dabar nėra, ir antros pakopos kremą labai gerai, paakių kremą labai gerai naudoti tepti zoną virš lūpų, tam, kad nesusidarytų ten raukšlytės. Nes zona aplink akis labai panaši į zoną odos, kuri yra virš mūsų lūpų. Lygiai taip pat tą antrą pakopą galima naudoti tiesiog kaip intensyvios odos priežiūrai 2-3 kartus per savaitę. Čia dabar yra klaida, aš ją ištaisysiu, nors yra taip tarp kitko katalogė. Ir aš matau, kad tai yra klaida, kad galima kaitalioti su antros arba trečios pakopos priemonėmis. Tai yra su pirmos ir trečios pakopos priemonėmis. Ir trečia pakopa, tai yra jos tikslas atstatyti elastingumą ir stiprinant kolageno struktūrą. Tai reiškia, turime 3 pakopas. Pirma pakopa – intensyvus superliftingas, antra pakopa po
poodinės matricos modeliavimas ir odos imuniteto stiprinimas. Ir trečia, kuri atsakinga už elastingumą. Ir tam, kad suprasti savoką elastingumą, galima padaryti paprastą labai testą arba tiesiog pasiūlyti, jeigu mes parduodame tos kremus, tiesiog, kad padarytų mūsų klientas. Kaip jį reikia atlikti? Sakykime, jeigu mes patys tai darome. Atsisės prieš veidrodį ir nusišypsoti. Ir tik po 20-30 sekundžių, tai ilgai reikia šypsotis, atpalaiduoti veidą. Toliau susiraukti ir vėl tik po 20-30 sekundžių atpalaiduoti veidą. Ir žiūrėti, kaip sparčiai atsipalaiduoja raumenis ir kiek ilgai laikosi mimikos raukšlių pėdsakai. Ir būtent mažo elastingumo požymis tai sumažėjęs odos gebėjimas išsitempus vėl grįžti į pradinę padėtį. Dar vienas labai geras testas, kuriam nereikia ruoštis, nieko daryti. Mes galime pasižiūrėti į save ryte, kada atsikeliame iš lovos. Ir jeigu pagalvės reljefas liko pas mus ant veido, o kitą, kad atsikeliam, būtent matome tokį vaizdelį, tai tiesiogiai būtina panaudoti mums trečios pakopos kremus Singaros, todėl kad su elastingumu iš tiesų ne viskas tvarkoj. Ir jeigu oda neelastinga, jinai tiesiog nepajėgi kovoti su senėjimu. Tada apie superliftingą net nėra ką kalbėti. Pirma, reikia atstatyti odos elastingumą. Kasgi įeina į sudėtį kremų? Pagrindinės sudedamosios dalys tai yra prolinas, kuris įeina į visų organizmo baltymų sudėtį. Ir būtent prolinas skatina stabilaus trigubų spiralių struktūros kolageno susidarymą. Mes tiesiog matome, kaip atrodo kolageno mūsų struktūra. Ir dar yra sekalozidai, kurie apsaugo kolageną nuo suirimo. Ir tai yra unikalus komponentas, kurio didelė koncentracija aptinkama tik ypatingų būdų fermentuotose žiedadulkėse. Ir aišku, juose yra labai gausu vitaminų, mikroelementų, bioflavonoidų, kurie stiprina kapiliarus, gerina jų pralaidumą. Mes turime šiai dienai ir seną įpakavimą Vilniaus sandėly ir naują įpakavimą. Aš tiesiog įdėjau ir tą. Ir tiesiog matote, yra vienas artikulas seno įpakavimo ir kitas artikulas naujo įpakavimo. Kremas yra vienas, tai yra, jeigu antroje pakopoje yra 2 kremai, dieninis, naktinis. Pirmoje pakopoje yra vienas kremas ir trečioje pakopoje yra irgi tik vienas kremas, kurį mes naudojame ir ryte, ir vakare. Į ką reikia atkreipti dėmesį, kada kalbam apie trečią pakopą? Kad iš tiesų ta pakopa, palyginus su kitomis, pirmą ir antrą pakopą, labai tinka po agresyvių kosmetologinių procedūrų. Po cheminio pilingo, po mechaninio šveitimo. Ir tas kremas iš tiesų, tas dieninis, naktinis, iš tiesų labai pastebimai pagerina odos elastingumo savybės. Ir labai intensyviai maitina odą ir sustiprina odos turgorą. Ir taip pat joje labai daug įvairių veikliųjų medžiagų.
Taip. Ir dar ką reikia žinoti, kad trečios pakopos kremai yra patys švelniausi. Tai vis tik tai nuo kokios pakopos pradėti? Jeigu mes kalbėsime apie metų laikus, tai yra tokia rekomendacija, kad vasarą labai tinka pirma pakopa, nes jos yra labai lengva tekstūra, jinai netrukdo odai kvėpuoti ir aišku, ją vėlgi primenu, tą pakopą būtinai reikia naudoti su akvaliz, pradžioje akvaliz, o po to mes naudojame jau pirmos pakopos universalų kremą. Bet naudojant tik to atveju, vėl dabar primenu, jeigu mūsų oda elastinga, jeigu jinai nėra jautri, tai tokiu atveju mes galime leisti daryti superliftingą. Jeigu yra visos anksčiau išvardintos problemos, mes nuo superliftingo nepradėkime, nes iš tiesų tikrai nebus nieko gero. Pagal metų laiką rekomenduotina antra pakopa rudenį ir pavasarį. Ir žiemą būtinai rekomenduojama panaudoti trečios pakopos kremą, nes jisai yra pats riebiausias. Kas yra labai svarbu žiemą, išsaugoti odos lipidinį barjerą ir prisotinti odą vitaminais ir mikroelementais. Bet jeigu mūsų oda sausa, plona, mes dar kartą sakau, pradedam nuo trečios pakopos. Ir labai svarbu vėlgi prieš tą trečią pakopą, jeigu sausa ir plona oda, naudoti akvaliz gelį. Ir bet kurio metu galima naudoti pirmos pakopos kremus kaip intensyvę lifting priežiūrą. Ką tai reiškia? Ogi tiesiog mes galime 1 ar 2 kartus į savaitę, jeigu neturim didelių bėdų su oda, panaudoti pirmos pakopos kremą. Prieš naudojant Sengaros kremus labai svarbu įvertinti odos parametrus. Tai elastingumą. Reiškia, jau kalbėjom ir dar kartą pabrėžiu. Jei elastingumas mažas, pradedam nuo trečios pakopos. Jeigu mūsų odai trūksta drėgmės, mūsų oda papilkėjusi, pats pagrindinis toks požymis, kad odai netrūksta drėgmės, jinai tiesiog švyti. Jeigu yra nelabai tokia sveika odos spalva ir jinai, būtent tą, kaip vadinam, papilkėjusi, jinai ir oda prisilietus yra šiurkštoka, labai dažnai man tenka tiesiog kalbant su klientais, tiesiog arba darant, daug kas darė grožio pamokėlės ir pasižiūrėję prisilietę prie veido, tiesiog jaučiama oda šiurkštoka ir tiesiog jaučiama, jau pirštais jaučiam. Ir jeigu mums nusiprausus atsiranda tempimo pojūtis, tai reiškia pažeistas natūralus drėkinantis faktorius. Ir sulaukus 40 metų ir daugiau, bet kuri intensyvi kosmetinė procedūra turi atkurti ir natūralų drėkinantį faktorių. Tai yra, vėlgi grįžtam prie gelio akvaliz ir dar yra anti-age serumas Fresh, kuris suteikia odai labai daug energijos ir labai gerai drėkina. Ir vėlgi, jeigu oda jautri, reaguoja į įvairius dirgiklius, pleiskanoja arba yra uždegimas, mes žinome, kad pažeistas jos apsauginis barjeras. Tuo metu negalima daryti jokių mechaninių procedūrų, jokio šveitimo,
jokio intensyvaus stangrinimo, jokių būdų. Reikia tiesiog švelnaus valymo. Tarp kitko yra labai puikus valiklis, gelinis makiažo valiklis, jisai taip vadinasi, su bakteriofagais ir prebiotikais. Jo artikulas yra 201222. Tai vat, galima jį naudoti kaip prausiklį. Ir tada naudoti, jau jeigu va tokia, jau kaip išvardino oda, tai reikia naudoti 2 kremus. Revital, apie jį truputėlį pakalbėsim vėliau, ir 3 pakopos kremus. Tai kremą dieninį naktinį, kuris yra vienas, ir kremą aplink akis. Ir prieš patys žinokime ir pasakykime kitiem, prieš tai, kaip pradėti naudoti intensyvę odos stangrinimo procedūrą pirmą pakopą, įsitikinkime, kad oda subalansuota, reiškia, jinai užtenka drėgnumą ir jinai iš tiesų elastinga. Ir dabar yra, vis minėjau jums gelį Aqualise. Tai yra iš tiesų labai retas pavyzdys kremo, kurio paskirtis yra optimalaus drėgnumo ir liftingo balanso palaikymas. Nes dažnai mes girdime iš moterų, kurios naudoja liftinginius kremus, kad jos sako, pradeda, kad traukia veidą. Iš tiesų, tuomet visada patariam, kad naudokit drėkinančias priemonės, nes aktyvus liftingas gali išsausinti, todėl kad pagerėja mikrocirkuliacija, limfodrenažas pagerėja ir atitinkamai odai reikia tam, kad būtų efektyvus liftingas, reikia labai daug papildomai drėgmės. O toks įdomus faktas yra, kad drėkinimas ir maitinimas kitąkart sumažina šiek tiek liftingo efektą. Tai va tokia priešybė yra, priešybių vienybė ir kova jauninamoje sistemoje ir reikia balansuoti joje. Ir dar kartą už tai nukreipiu ir parodau tą kremą gelį Aqualise, kad jo būtent paskirtis optimalaus drėgnumo ir liftingo balanso palaikymas. Ir mes labai sustiprinsim efektą po naudojimo mūsų jauninamosios programos visų 3 pakopų, jeigu prieš tos kremus naudosim Aqualise. Aqualise kremą galime naudoti net zonai aplink akis, atkreipiu dėmesį. Ir kas tai toks stebuklingas kremas, tai yra naujos kartos drėkinamoji priemonė, kuri sukurta pagal auksinės proporcijos principą, taikant biorezonansinės technologijas. Ir gelis ne tik palaiko vandens balansą, bet ir atkuria natūralų drėgnumo faktorių odos raginėme sluoksnyje. Ir kas yra labai dar svarbu, kad jisai skatina odą pačiai pasigaminti hialurono rūgštį. Ir gelis tinka visų tipų odai. Jisai akimirksniu sudrėkina, nepalieka riebaus blizgesio, lygina veido odos spalvą. Ir kitas kremas labai įdomios irgi sudėties, jisai pakankamai riebus yra. Ir atsimenat, kai kalbėjau apie 3 pakopą ir kalbėjau apie labai jautrį, apie labai sausą veido odą, sakiau, kad labai efektyvus derinys yra. Pradžioje kremas Revital ir po to kremai 3 pakopos. Ir kremą Revital gali naudoti ne tik tai tos moterys, kurios turi būtent tą tokią sausą, jautrią veido odą, bet visos tos moterys, kurios turi
problemų dėl odos elastingumo ir jos sausumo vienu metu. Pavyzdžiui, dažnai sutinku moteris, kurios turi pakankamai riebų veidą. Ir jos sako, ką man reikalingas drėkinantis kremas, man ir taip pakankamai riebus veidas. Nieko nėra bendro tarp riebumo ir sausumo. Kada pažeidžiam lipidų barjerą, oda netenka elastingumą ir smarkiai išsausėja. Ir net riebi veido oda gali būti sausa. Taip, reiškia, revitalį naudojam, kurio moteris, oda, kurių turi elastingumo problemų ir sausumą. Toliau riebiai odai nepriklausomai nuo amžiaus priklauso naudoti nerečiau negu 2 kartus per savaitę vakare. Ypatingai aktualus tas kremas prieš menopauzę ir po jos. Taip pat rekomenduotina naudoti šaltuoju metu, kada šalta, nes jisai pakankamai riebus kremas, ir probleminiai odai, nes labai dažnai, kada mes naudojam antiakne priemonės, labai išsausinam odą ir revitalis labai padeda to atveju. Taip, dar viena yra nuostabi labai priemonė, apie kurią girdėjau labai daug puikių atsiliepimų, tai kosmetinis aliejus jaunystės serumas. Tai iš tiesų tiesiog lobynas mūsų odai būtinų veikliųjų medžiagų. Tai yra 100% natūralus produktas. Jame nėra nei dažiklių, nei konservantų, nei kvapiklių. Nesukelia alergijos. Ir pagrindinė veiklioji medžiaga fermentuoti žiedadulkių grūdeliai. Ir labai plačiai galima tą serumą naudoti. Ir girdėjau atsiliepimų, kad net labai odai, ant kurio jau daug labai raukšlių ir gilių raukšlių, patartina naudoti tą aliejų, nes iš tiesų sumažina tas raukšlės, bet be abejo reikia naudoti pakankamai netrumpą laiką, maždaug ne mažiau 2 mėnesių. Ir labai gerai naudoti brandžiai, nualintai odai, veidui, kaklui, dekolte, rankom labai gerai naudoti, nes iš tiesų mūsų rankos labai dažnai būna išsausėjusios. Ir tai ne mažiau kaip 2-3 kartus per savaitę. Čia tokia intensyvi priemonė. Net ir jaunai odai galima naudoti 1 ar 2 kartus į savaitę. Ir jeigu mes kažkur tai norime, kažkokią šventę laukia ir mes norime tiesiog labai gražiai atrodyti, tai labai rekomenduotina likus 2 valandom iki miego patepti veidą pirmą Aqualiz kremu ir po to po 2-3 minučių aliejų. Bet labai svarbu visus kremus ir kosmetinį aliejų, jaunystės serumą naudoti ne vėliau negu prieš 2 valandas prieš miegą. Nes jeigu mes naudojam kremus, tiesiog nusiprausiam, panaudojam toniką ir po to pasitepiam kremu ir iškart į lovą. Labai didelė tikimybė, kad ryte atsikelsime ir veidas bus patinęs, paburkęs. Tai labai svarbu. Ne mažiau kaip prieš 2 valandas naudoti visas kosmetinės priemonės. Labai efektyviai atstato plaukų galiukus. Ir taip pat, kada atsiranda alopecijos požymiai, kas tai yra alopecija, tai yra plikimas, taip pat galima naudoti
tą aliejų plaukų stiprinimui ir atstatymui. Čia yra schema, kur naudoja su gelių balzamu plaukam, bet mes dabar to produkto neliesim, nes jo dar Lietuvoje nėra. Fantastiška priemonė, kad šitą priemonę aš jau išbandžiau pati, man labai jinai iš tiesų patiko. Tai kaklo ir dekolte kremas su peptidais, čia įeina būtent tas 18 peptidas, kurio veikimas primena mezoterapiją, ir šitas kremas skatina nuosavo kolageno augimą, suardomas senas ir pakeičiamas nauju. Ir peptidai lyg auksiniai siūlai atstato ir išlaiko kaklo, dekolte ir biusto odos grožį ir išlygina odos reljefą. Galiu patikinti, kad tikrai labai gerą efektą duoda tas kremas. Oda pasidaro iš tiesų kaip šilkinė ir jinai tokia ženkliai stangresnė ir kalbėjau čia aš su moterim, kurios jau išbandė, irgi labai geri atsiliepimai apie tą kremą. Ir kaipgi naudoti kaklo ir dekolte kremą? Ryte ir vakare patartina vėlgi pradžioje akvaliz ir po 3-5 minučių kaklo ir dekolte kremą. Aš taip nenaudojau, nes nežinojau šitos schemos tuomet. Ir dar, jeigu jau yra tokios dekolte zonoje, jau ryte atsikeliam ir pamatome pirmasias raukšles dekoltės srityje, tai galima išlyginti jas dedant kompresus su aliejumi jaunystės eleksyras 1-2 kartus per savaitę. Ir kaip daryti būtent tokį kompresą? Reikia užtepti ant odos 5-6 lašelius aliejus jaunystės eleksyras, toliau pašildyti 2-3 šaukštus bet kokio augalinio aliejaus, suvilgyti jo lininę arba medvilninę skiautę ir apsukti kaklą iš pradžių su marle arba plonu rankšluosčiu, suvilgytų karštame vandenyje ir ant viršaus rankšluosčiu ir palaikyti 15-20 minučių. Ir paskui nuėmus į kompresą, galima dar pamasažuoti kaklo ir dekolte odą. Dabar kremas anticeliulitinis. Aš dabar neliesiu visai celiulito problemų. Čia yra visiškai atskira tema. Aš tiesiog norėjau jums papasakoti apie anticeliulitinį kremą, todėl kad jisai labai efektyviai sprendžia dvigubo smakro arba sprando keteros problemas. Ir būtent dvigubo smakro susidarimo problema dažnai nepriklauso nuo amžiaus, bet netiesiogiai yra laikoma viena iš senėjimo priežasčių. Ir būtent pastorėjusio sprando priežastis dažnai susijusi su hormoniniais pokyčiais. Ir dvigubo smakro ir sprando keteros susidarimo procesas labai panašus į tą, kuris formuoja celiulitą. Užbėgsiu truputėlį į priekį, kas jau be mokymų pradės naudoti anticeliulitiniais, labai efektyvus. Apie tai daug kas man kalbėjo iš mano Rusijos draugų. Bet dabar pabandykite tą anticeliulitinį panaudoti tie, kurie turi tas išvardintas problemas. Ir dar patarimas, kas naudos anticeliulitinį tiesiog pagal paskirtį jau celiulito, tai tam, kad sustiprinti veikimą anticeliulitinio kremo, papurkšti reikia odą monardą, o po to tepti kremą anticeliulitinį, nes monardoje irgi yra tokios medžiagos, ten yra 18 peptidas,
kuris sustiprina veikimą anticiulitinio kremo. Ir netgi galima monardą naudoti kaip toniką veidui papurkšti arba ant vatos užpurkšti, ant diskelio ir panaudoti veidui vietoj toniko, nes monarda pašviesina pigmentinės dėmes ir taip labai gerai aktyvina kraujotaką. Tai va toks patarimas. Kaipgi taisyklingai kepti kremą anticiulitinį? Reikia labai nedidelį kiekį kremo išspausti ant delno ir pradėti kepti nuo apatinės kaklo dalies įkilti ausų link, įmasažuodami kremą, kol jisai visai susigers. Ir paskui pastuksenti pirštais tą zoną, kad suaktyvinti kraujotaką. Kaklo priekyje nuo smakro vidurio kilkite apimdamos apatinį žandikaulio pusę iki pat ausų, o po to leiskitės glostydamos nuo ausies peties link 3-4 kartus. Ir toliau pamasažuokit dar aplink pieno liaukas. Labai svarbu atsiminti, kad niekada nespauskime skydliaukės zonos ir visada judėkite limfos tekėjimo kryptimi. Ir dar labai geras patarimas yra su anticiuliitiniu kremu, kai suglemba rankos, atsiranda taip vadinami sparnai, o tai dažnai įvyksta moterim po 40 metų, anticiuliitinis kremas labai efektyviai pakelia suglebusią odą ir pagerina jos būklę. Ir paskutinis jau akordas mūsų šiandienos mokymuose tai yra masažo linijų schema. Jinai yra labai svarbi, nes tinkamas priemonių naudojimas daug ką lemia. Prieš tepdami kremą pašildykime jį šiek tiek ant rankos. Netepkime šaltą kremą. Kremas ženkliai geriau įsigers, jeigu jo temperatūra nesiskirs nuo kūno temperatūros. Ir dar labai svarbu nebele kaip tepti veidą, o būtinai palei masažinės linijas. Turbūt daugelis taip ir daro, bet noriu priminti, gal kažkas šiandien iš naujokų pirmą kartą prisijungia, kad tai yra labai svarbu. Masažinės linijas galima rasti įvedus į YouTube užklausą ir visą laiką galite po ranka turėti tas masažinės linijas. Dar labai svarbus momentas, kurį pabrėžia Kuznecova. Jis labai patarė, kad mes teptumėm kremais ne tik veidą, bet tuo pačiu būtinai teptumėm ausis ir po ausytėmis. Reiškia, galima net ir ant kaklo užpakalinės dalies užtepti. Tiesa, jeigu mes naudojam anticiulitinį, kaip pasakojau, tepti, tai mes sumažiname dar galvos skausmus, nes anticiulitinis labai pagerina kraujotaką. Ir vėlgi dar kartą primenu, kad kuo anksčiau mes tepame naktinį kremą prieš einant miegoti, to geriau. Ir svarbu atsiminti, kad ryte šaltuoju metu niekada netepkim kremą tiesiog išeidami iš namų. Tai nors prieš 15-20 minučių tai padarykime. Ir aišku, labai svarbu tinkamai tepti kremą aplink akis. Visą laiką pradedam nuo išorinio kampiuko ir einame link vidaus akies palei akiduobę. Ir niekada netepame
judriojo voko dalies, nes tai gali iššaukti tiesiog akies sudirgimą. O dabar aš tiesiog pusę minutės truputėlį pasitrauksiu, jūs dabar rašykite klausimus, aš į juos atsakysiu, jeigu tiesiog turėsiu kiek informacijos, nes irgi patys tik pradedam naudoti tą kosmetiką. Dabar aš matau, kad dabar prisijungia daugiau žmonių, tų, kurių nebuvo pradžioje. Ir aš tuomet vėl dar tokį turėsiu prašymą į tuos, kurie prisijungia vėliau. Aš vėl grįšiu dabar prie pradžios ir noriu pranešti tiem žmonėm, kurie prisijungė vėliau, paaiškinti, nes išsiųsiu laišką, kuriame bus nuoroda į vieno puslapio saitą ir ten bus tokia registracijos forma. Pirmiausia, patys užsiregistruokite toj registracijos formoj ir dar būtinai persiųskit tą nuorodą savo draugam, pažįstamiem, tie, kurie gyvena ar Rusijoje, ar Baltarusijoje, ar Ukrainoje, nes aš darysiu mokymus rusų kalboj, kviečiu jūs prisijungti prie tų mokymų ir pranešti kaip galima daugiau tai aplinkai, su kuria nebendraujate. Čia galima aišku ir Lietuvoje išsiuntinėti, tik tiek, kad tai bus rusų kalboj. Ir dabar aš dar norėčiau jūsų paklausti, ar yra kokių klausimų, taip apvytusios, taip, Aldona. Taip. Taip, be abejo, Ramūnė, mes galime naudoti ir pilingą, ir kaukės Faberlico. Tai mes juk kalbame, kad yra kasdieninė veido priežiūra ir yra intensyvi veido priežiūra. Ir kaukė įeina į intensyvę veido priežiūrą ir mes ją darome 1 ar 2 kartus į savaitę. Bet Kuznecova kalbėjo apie tai, kad jeigu moters oda labai išsausėjusi, vis tik tai labai rekomenduoja naudoti tą gelinį makiažo valiklį veido valymui su bakteriofagais ir prebiotikais. Tai va tiesiog, jeigu yra moterų, kur niekaip negalime sutvarkyti tą odos sausumą, tai tada parekomenduokim būtent gelinį makiažo valiklį iš Singaros ir 3 pakopą. Dabar katalogas. Katalogė pas mus bus tiek tų priemonių, kiek bus pagrindiniam Faberlico katalogė. O šiaip artimiausiu metu, tikiuosi, bus katalogas bent elektroninėme variante lietuvių kalboje. Taip, tai atlikus veido valymą su ir po kaukės iš Faberlic serijos galima naudoti Singaros kremus užbaigimui. Matot, mūsų pilingai, jeigu nekalbant apie pilingą su vaisinėmis rūgštimis, matot, po cheminių pilingų nerekomenduojama naudoti 1 pakopos kremų ir 2 pakopos kremų, o 3 pakopos galima. Bet jeigu mes darom įprastinį pilingą, tai be abejo galima. Taip.
Greta, galima naudoti cheminį ir užbaigti su trečia pakopa. Bet matot kaip, dabar kol kas nerašykite, kad spėčiau atsakyti į klausimus. Jeigu yra trečia pakopa daugiau skirta sausai jautriai veido odai, arba, aišku, trečią pakopą galime naudoti ir net rekomenduotina naudoti žiemą, jeigu naudojam pirmą pakopą. Nes žiemos metu pritrūksta maitinimo odai, jinai išsausėja. Ir labai rekomenduotina naudoti trečią pakopą, jeigu ir naudojam pirmą, bet žiemos metu. Bet šiaip, jeigu naudojam cheminį, tai laisvai su trečia pakopa, aišku, galime užbaigti. Košės ir sriubos jau bus kitame kataloge. Jūs galite įeiti į Maskvos regioną ir pamatysite jau naują katalogą. Aš nemanau, Loreta, kad jaunystės eliksyrą reikėtų naudoti būtent su Faberlico kremu vienu metu. Reikia, nes jaunystės eliksyrą iš vis naudojam kaip ir atskirai. Nebent pradžioje akvalys, kaip aš sakiau, o po to jaunystės eliksyrą. Arba galima taip, pavyzdžiui, Faberlico kremą naudojam ryte, o jaunystės eliksyrą naudojame vakare. Tai irgi laisvai galima taip derinti. Išbandykit jaunystės eliksyrą, iš tiesų labai efektyvus. Žiūrint, Greta, kokį cheminį valymą jūs darysite. Dar, jeigu Faberlico cheminį valymą, tai yra jisai mažiausiai traumuojantis odą ir galima naudoti pirmos pakopos tada ten po kokių 3 dienų. Bet jeigu mes darome ten su rūgštis, kur siekia 50%, tai jau tada reikėtų palaukti, kol atsistato oda. Tada reikia ją intensyviai drėkinti. Labai tada tiktų akvalys ir revital kremai. Šiaip iš tiesų reikia labai laviruoti su Sengaros produktais. Jų reikia ne vieną turėti. Pavyzdžiui, jeigu mes naudojam pirmą pakopą ir jaučiame, kad pradeda mums traukti veidą, mes turim be fanatizmo, kad dabar nusipirkom tą kremą, viskas, tuomet jau nieko kito aš nenaudosiu. Atidėti kažkuriam laikui ir panaudoti, pavyzdžiui, ar tą patį revitalį, arba panaudoti ten antros, sakykime, trečios pakopos kremą. Nes turime jausti, ko mums odai reikia, nes tai yra mūsų oda. Ir mes turime tiesiog reaguoti į poreikius. Kita, kad mes prieinam prie šaldytuvo ir galvojam, ką čia aš norėčiau suvalgyti. Ir paimam tą, ką mums dabar norisi. Lygiai taip pat ir su oda ta pati istorija. Nes būna, kad labai pakinta situacija su oda. Sakykime, pradžioje gali įtakoti labai daug faktorių. Ar mes labai pavargę, ar labai įtampa kažkokia buvo, ar ten intensyviai kažkur tai buvom į pietus išvažiavę saulėje, daug saulės buvo, labai oda išsausėja. Ir aišku, tada net jeigu mūsų riebus veidas, palaukime, nenaudokime intensyvaus liftingo, netempiam neelastingos odos. Tada atstatome odą ir vėl tada naudojam liftingą. Taip, Otilija, aš dabar tiesiog padariau tą landing page, tą vieno puslapio saitą, būtent rusų kalboje, o po to, aišku, tos visus mano mokymus, apie kuriuos daug kas girdėjo, aš jau tada taikysiu ir Lietuvoje, tai yra kalbėsim lietuvių kalbą. Bet, Otilija, galima tiesiog per socialinius tinklus, per savo draugus paplatinti tą nuorodą. Ir galbūt ateis tie, ne iš Lietuvos būtent, o iš tos pačios Anglijos ar dar iš kur.
Dabar žiūrėk Ramūnė, apie tą metų svorį klausiau Jurgitos. Jurgita sakė, kad jinai nieko nežino. Aš manau, kad vis tik tai čia yra Rusijos rinkai, todėl kad pas mus dar net nesertifikuoti produktai ir mes net negalime dalyvauti toj programoje, todėl kad negalim įsivežti tų produktų. Taip teisingai, Otilija, aš taip ir atsakiau, Gretai, man atrodo, klausė, kad ryte mes galime Faberlic kremą, o vakare, sakykime, jaunystės tą serumą naudoti. Tiesa, dar vienas dalykas, kad labai patarė pati Kuznecova. Ne tik tai Monardą naudoti, kad galima naudoti vietoj toniko, bet galime mes bet kurį mūsų priemonę, ar su bakteriofagais, ar rankom, ar turime, sakykime, nematomą šydą, irgi labai efektyvu papurkšti veidą, todėl kad puikiai atstato normą florą, atstato mūsų gerąją florą, o mėgstamiausias pasakymas Kuznecovos, jaunėja mūsų norma flora, jaunėjame mes.